Labas vakaras visiems įsijungusiems LRT Plus, su jumis sveikinuosi aš Mantas Krasnickas. Visai netrukus prasidės tikrasis veiksmas, prasidės tos 90, o galbūt 120 minučių, per kurias mes išsiaiškinsime, kuri komanda pirmą kartą savo istorijoje į viršų iškels trofėjų. Luck is great, but football is meant to be experienced. Sometimes the only way out of stress is through it. Face struggle to overcome the challenges. Lieka smūgis į vartus ir puikiai žaidžia Mantas Bertašius. Jo perdavimas į baudos aikštelę ir visai šalia Virpsto skrieja kamuolys. Dar vieną gerą progą turi Hegelman futbolininkai. Ojojoj, kaip rizikingai ir kaip nesėkmingai žaidžia Bertašius, bet tokios progos neišnaudoja Hegelman. One of the midfielder you can drop here to get the ball. Do not miss it here. Do not miss it. Be careful. Difficult ball to score from one touch. Sometimes you play to the hooker, they move, they play back, and don't lose your head, guys. Balance all the time, be ready, you know, for the goal. Mesteli kamuolį, čia štai toks perdavimas, smūgis į vartus, rikošetas ir Mantas Bertašius. Tikrai nesiskiria su kamuoliu Vilius Ormalas. Visos Hegelman viltys Arijos Bražinsko rankose, bet Gargždų banga laimi baudinių seriją ir Gargždų banga. Many times battle happens to help teach us a lesson. That's why we will come back stronger and fight.